mano. Ar švari Daina, pasakyk. Kaip mano. Nėra jų visų tokios kaip mano. Švarios, baltos rankytės. Taip? Tavo tokios kaip Dainos? Ne. Pas nei vieną vaiką nėra tokių rankų kaip Dainos, taip? O ką man reikėtų daryti, kad aš būčiau švari, o kaip audra? Arba kaip jūs auklėte Aldona, kaip Edita jūsų. Ką man reikia daryti? Plautis rankytės. Pažiūrėkit, aš nusiprausiau šiandien su muilu. Vaikai, pasakykit, ar reikia plautis rankytės? Taip. Kodėl reikia plautis rankytės? Nes neplauti. Bet čia mikrobai, tai smagu. Taigi šokinėja, smagu. Vakudena. Silksi. Matei kaip. Pilvukas skaudės. Lėti vadyti apsaugo. O tie mikrobai dideli? Jie nematomi, taip vaikučiai, mes jų nematom. Todėl reikia. Tai pas mane pilve užaugos slybinas, tada jau iš mikrobų. Taigi aš plauju kiekvieną dieną su smėliu rankas. Su kuo reikia plauti rankytės? Su smėliu. Ir? O dar? Reikia su muiliuku Daina plauti rankytės. Tada bus švarios. Aš išeinu į lauką, įsitepu, pareinu, pavalgau. Ir vėl einu į lauką ir vėl įsitepu. Ar taip reikia? Ar teisingai daro? Jūs dabar į lauką išeinu, o kai grįšit, ką darysit, eisit valgyt? O ką? Plautis rankų. Supratau. Dabar grįžus iš lauko, reikia nusiplauti ranką. Kodėl reikia plautis rankytės, pasakykit? Todėl, kad tada nebus mikrobų. Nebus mikrobų. Pažiūrėkit, prašom. Jums tinderiukas. Ir plauti. Kas čia toks? Taip, o kas čia tas per vaikai, jūs žinot, ką čia man duoja? Aš dabar prisiminiau tokį eilėraštį. Muilas sveikas ir naudingas, muilas ir vaikams reikalingas. Tikrai? Paragauk. Vai, kaip kvepia! Gerai, vaikai, tada aš jau Gerai, einu vaikučiai, tai praustis. viso gero. Einu praustis. Gal plausiu Dainų rankytės jau nuo rytojaus ar šiandien? Nu, šiandien einu plaut, buvo labai man gėda kalėdų padarė. Dovanokim. Aš kaip seselė, tai sakau, kad būtinai reikia išsiplauti. Gerai. Nepamirškit ir nosytės. Žinokit, kai nusiprausė, tada ir nuotaika geresnė. Taip. Gerai, vaikai. Tai viso gero. Einu praustis. Va, kokios šypsos rankytės. Kad nebūtų bakterijų. Viso, matot, ir iš karto visos rankytės šypsosi. O tos, kurios purvinos, tai matau, susiraukia, kokios piktos. Oi, kokios gražios rankytės nupieštos. Tai mes linkim, kad jūsų rankytės visų būtų va tik tai tokios. Va tokios kaip mano, žiūrėkit, kokios baltos plaunu. Oi, nu va, dabar pusmaišiu švarėm. Vaikai, prausamės tinti muiliuku. O dabar jau švarė. Nepir. Kas yra švara? Kai žmogus nusiklauso. Kai žmogus išplauningas. Kai žmogus viską nusiplauna. Kai žmogus sportininkas. Kai žmogus švarus. Kai žmogus išsiplauna galvą arba drabužius. Kai žmogus tvarkingas. Kai žmogus įsimaudo. Kai žmogus susitvarko savo stalčių. Kai žmogus išvalo tualeto dangtį. Ką jums skauda šiandien?
Aš nežinau, kaip reikia plautis rankas. Gerai. Parodykit, kaip plaunatės rankas. Ne, neteisingai. Reikia daugiau plauti rankas ir visus nykštukus. Vat šitą. Šitaip reikia plauti dėl to, nes gali būti mikrobų. Tokie debes. Čia pas jūs rankose yra labai daug mikrobų. Reikia mikrobus apžiūrėti iš kokio dydžio. Gerai. Žinokit, mikrobai yra labai dideli, dėl to juos reikia išimti. Gerai. Mikrobai yra dėl to, nes jūs nesiplaunat beveik rankų. O kada jūs plaunatės rankas? Būna tik kartais plaunasi po tualeto arba po lauko. Reikia plautis, jeigu ir turite šunį ar katę, jeigu paglostote kažkokį gyvūnėlį arba čiūčiautą, reikia eiti į tualetą plautis rankų. Ir dabar pažiūrėsim, išimsim tas visokius mikrobus blogus ir įdėsim į stiklinę. Mikrobų pas jus yra labai daug. Šiandien jūs turėsite kaip pavalgyti, biškelį pasižiūrėti ar mamos paklausti, kad jums padėtų pažiūrėtų, kaip jūs plaunate rankas, ar teisingai, ar ne. Gerai. Gerai. Šitau, kad plautitės gerai rankas, muiliukas dovanų ir kiekvieną dieną. Ačiū. Prašom. Žinote vaikai, kur gyvena burbulai.